Tai pirmas dalykas, į ką atkreipčiau dėmesį savo poreikius. Ar aš jaučiu juos, ar atpažįstu ir ar aš juos patenkinu. O galbūt yra taip, kad jau kitų poreikiai man yra 100 kartų svarbesni, negu manie, ypatingai kai būna vaikai, bet ir nebūtinai, ar ne? Tikrai kartais būna rūpinamės kitais, bet ne savimi. Ir jeigu tai yra tendencija, tai galim vieną tokį paukščiuką žymėti. Tada kitas momentas, jeigu aš keliuosi ryte ir man energijos nėra, aš jos neturiu. Ir nėra taip, kad, 1, 2 rytą atsikėliau ar ne, bet tai jau yra tokia tendencija. Ir pavyzdžiui, su šeimyna, gerai, su šeimyna atostogos nesiskaito kaip atostogos, bet, Reiktų atskiro žodžio. taip. Jeigu turėjau tokią prabangą ir išvažiavau atostogų viena, sakykim, ar ne, pailsėjau 2-3 dienas ir grįžtu vėl į šeimą